Na ką, sveiki visi. Šiandien išpakuosim Huawei Watch Fit 5 Pro, kuris turi 1,9 colio AMOLED ekraną. Raiška didelės raiškos, sakyčiau, 480x408 ir 3000 nitų ryškumas. Tai turėtų būti labai ryškus, kaip ir turėtų būti safyro stiklas. Remelis liktai iš titano ir pats aliuminio korpusas. Tai va, baterija turėtų šitą laikrodžio laikyti apie 10 dienų. Ir jis dar turi krūvą sveikatos stebėjimų. Tai širdies ritmą matuoja, kraują, tai yra deguonį kraujyje, elektros kardiogramą, odos temperatūros matavimą, kam ten reikalingas, nežinau, miegas ir stresas ir kas ten dar širdies. Ir ritmų dar sutrikimas. Čia kaip ir Apple Watch. Daugiau negu 100 veiklos režimų ten sporto. Šį kartą paėmiau baltą. Galima plaukioti 40 metrų gylio, turi GPS. Nu ir viskas. Skambučiai galimi per Androidą, per iPhone'ą, ne kažką. Tai pasižiūrim, kas dėžutėje. Pasižiūrime gal per tą laiką silikoninė šitą apyrankė. Toks, sakyčiau, plokštesnis negu Apple Watch Ultra 3. Toksai vat. Užklijuoti sensoriai. Sensoriai tie patys, man atrodo, kaip ir Watch Fit 4. Taip, pasižiūrim, kas čia per pakrovėjas. Pakrovėjas štai toks. Tarp sekundę. Belaidis pakrovėjas, toks sunkokas. Kaip baltas laikrodis. Ir instrukcija, kuri storos knygutės, niekam neįdomios. Ir kas čia dar? Daugiau nieko. Taip, aš pabandysiu įjungti, greitai peržiūrėsim jo savybės, tik nežinau, kur jis jungia. Ar čia? Ne, turbūt ne čia. Aš arčiau padėsiu, kad matytųsi jums. Čia turbūt. Va, jau. Taip, pabandysiu pritraukti šiek tiek, jeigu prisitraukia dar. Taip, užsikraus. Ok, įdomu, ar yra lietuvių kalba. Aš gal, taip, jums čia padėsiu, gal truputėlį, kad aukščiau būtų. Taip. Padėsim. Lietuvių kalba yra, nieko sau, ko Apple Watch dar nėra. Taip, QR kodą, gerai, tuo aš minutėlę susiesiu su laikrodžiu, tai yra su telefonu. Laikrodis su telefonu ir mes pratęsime. Sekundėlę. Taip. Susiejimo užklausa, ok. Taip, tęsti telefone. Gerai, minutėlę 8 nustatysiu ir tada pratęsime. Taigi, ne tik spėjau jį prijungti prie telefono, bet dar spėjau visą dieną panaudoti. Taigi, dabar pabandysiu jums čia parodyti, ką jis čia turi. Taigi, nueinam į meniu. Taip, nueinam į meniu. Minutėlė mikrofonas. Taip, taigi nueinam į meniu. Ir pasižiūrim, nežinau, galima nuo pradžių. Taip, telefono kontaktai, galima skambinti. Paskui yra tas visas žiedas, žinot, ten,
veiklos tie visi įrašai, ten judrumas, kalorijos, vat matot, taip. Šiaip informacijos tai jisai žymiai daugiau negu šitas Apple Watch Ultra, ten visi kiti. Čia virš 100 visų veiklų yra. Čia yra, kaip matot, širdies šitas ritmas. Paskui yra kardiograma. Tai paskui miegas. Miega labai gerai rodova. Nereikia nustatinėti kaip iPhone, kad einat maždaug miegot pats susiranda ir dar galima šitos pogulius. Tarkim, jeigu jūs ten keliom minutėm užmygot, tai jisai irgi sugeba surasti. Taip, čia visokie būsenos ten, tipo emocinės visokios būsenos, galite pildyti čia, galite yra kvėpavimų pratimai ten paskui. Taip, čia įžvalgų nėra, reikia dėvėti, kad parodytų čia būklę ar ką čia sveikatos. Čia golfui specialiai yra skirtas, čia yra pulsinės bangos aritmijos analizė. Net nežinau, kas čia yra iš vis. Nu, nesvarbu. Nu, parodo, kad su širdim viskas gerai. Paskui yra taip, čia šitas arterijų standumas. Va, irgi SPO2 yra. Paskui yra tas dobilas. Nu, dobilas irgi ten, kiek jūs, pavyzdžiui, vat jūs, kiek jūs judėjot per dieną, irgi tas pas ten, kiek jūs apskritai per dieną, kiek veiklos, kokia veikla užsiimėt ir jisai turi visas ten užsipildyti. Paskui, kas čia, bėgimo gebėjimo, ten indeksas toks yra, bet aš nebėgioju, tai nežinau. Taip, čia muzika valdot, galit fotkinti, bet jeigu tik, pavyzdžiui, jeigu iPhone'as yra tik atrakintas, tai tik tuo atveju galite. Orai, paskui timeriai, žadintuvas, chronometras, skaičiavimo mašinėlė, surasti telefoną, man atrodo, leisti garsą, va, suradom telefoną. Ir paskui yra oro slėgis, aukštis virš jūros lygio, irgi neblogai. Paskui čia yra irgi garsą įsirašyti, galit kažkokią tai savo žinutę pasilikti. Nu, čia irgi, čia daugiau kaip tas voice recorderis. Nu, kaip ir viskas, kas čia dar? Palauk, kad neužsirakintų. Čia mygtukas nustatytas, kad pasileistų, šitie veikla kažkokia. Taip, daugiau, kas čia dar? Jeigu spaudžia tai čia visi tie greitieji nustatymai. Ekranas super ryškus, labai ryškus, spalvos super ryškios, 3000 nitų tikrai labai daug. Čia Revolut. Čia žinutės. Ką mokėjau, nemokėjau. Taip, iš čia grafikas į tą pusę. Muzikos, jeigu klausotės. Nu ir orai. Taip, į dešinę nežinau, kas braukiant čia būtų. Oi, į dešinę. Žiedai. Būsena neutrali. Čia vėl rodo visą tą būseną jūsų. Kiek čia daug visko rodo, 9 valandos, 4 minutės, čia per dieną turbūt kiek šiandien apšvietimas, kiek čia daug informacijos. Net nežiūrėjau. Dabar tuoj noriu parodyti jums. Tiesa, dar kai kurie keičiasi, kai kurie moduliai, va čia tie, kur yra moduliai keičiasi, galim pakeisti, kai kurie ne. Tai čia toks minusas, nes pas Apple daugiau keičiasi. Ir dar norėjau jums dar parodyti programėlę šitą Huawei, kurie, tarkim, jeigu jūs matot, va čia, nuvalysiu telefoną. Čia biškelyjo. Taip, tai kas atsirado, kas man patinka, kad atsirado Apple App Gallery čia nais. Tai yra, kad jūs galite įsikelti bent kažkiek tai šitų appsų į šitą, nes anksčiau nebuvo iš iPhone netgi įleidimo
tokioms. Bet jos tokios lievos, kad, nu, ta prasme, nėra čia, iškirnai čia net ką įsikelti dėl ko. Nu va, ir viskas. Ir visą tą, ką jums parodžiau, tai viskas yra čia, kvepavimas, nu, ir laikrodžio ciferblatai visi. Oi, kas ten blizga. Matot, nematot jūs. To išsikraus, labai ilgai kraunasi. Va, ciferblatai yra tokie, ciferblatų yra labai daug, visokių. Bet nežinau. Nu, jūs tikrai kažkas savo išsirinksit. Ir čia aktyvavus laikrodį VIP siūlo 7 dienom už 1 centą šitų VIP, jie čia vadina VIP laikrodžių va šitos ciferblatus ten pasirinkti. Arba dar, nu, kitus nemokam už 1 centą 7 dienoms. Tik paskui reikia nepamiršti nutraukti tos narystės, nes po to, nu, atrodo 5 eurai į mėnesį už tos visus. Ir galima atsisiųsti žemėlapius į šitą, į laikrodį. Va, šiuo metu turiu Airijos žemėlapį ir jisai offline yra. Nu, kaip ir viskas, sveikatos būklės stebėjimas, va šitą, kur rodžiau. Va, galima čia, Huawei True Sleep yra 5.0, man atrodo, ten naujausias jų ten sensoris giriasi. Va čia, va, ką matot, va tokius, tokie yra. Arterijų tas standumas, kur jums rodžiau. Kažką jis ten man paskaičiavo, normalios. Kvėpavimo miegant va, sutrikimas, irgi neblogai ten, ar nėra ten to miego apnėjos, man atrodo, ar ko tenais. Žadintuvą galima nustatyti ir. Tik tai man trūksta, pavyzdžiui, kas iPhone yra, kad per kas valandą telefonas suvibruoja, pas va šito nėra tokios. Bet būtų gerai. Irgi automatiškai aptinka, pavyzdžiui, jeigu jūs einat, jisai kaip ir iPhone'as aptinka, kad jūs einat ir sako, norit įsijungti ten tą judėjimo, ten tą ėjimo režimą. Ir kas gerai, kad iškart, kai numat nuo rankos, įsijungia PIN kodas ir niekas nepadarys. Kaip, pavyzdžiui, pas Garmin neseniai tas atsirado, kažkada turėjo pas Garminą, tai jis visada veikia. Netgi telefonas iš šono padėtas, o žinutės toliau varo. Va, tai kas turėjot Apple Watch Ultra, tai bus tikrai siauresnis, o kas turėjot, nežinau, Apple Watch, paprastus tuos, tai labai panašus, tai ekranas gal platesnis ir didesni rėmeliai. Nu ir kaip ir viskas, tai sakyčiau, neblogas už ten 200 eurų, kiek jis ten tikrai neblogas. Tai va, Nordą įdėsiu, bet, nu įdėsiu kur nors, kad galėtumėt greitai pasižiūrėti. Iki kitų kartų.